Ši istorija apie senolių svajones. Tokias, kurios kartais tyliai gyvena širdyje, bijodamos būti ištartos. Ir tokias, kurios pulsuoja taip stipriai, kad nebegali likti užgniaužtos. Šį vakarą apie dvi moteris ir du jų troškimus. Atrodytų paprastus, bet iš tiesų nepaprastai brangius. Esame Utenoje. Šiemet čia su to miesto maltiečiais aplankėme 80-metę Janiną. Labas, močiut. Pasipuošus kaip visada, močiutė mano. Labas, močiutė. Mes su filmavimo kamera pirmą kartą pas Janiną. Utenos maltiečiai su šilta sriuba ją lanko ištisus metus. Jos pensija tik 520 eurų jau po visų padidinimų. Aš antros grupės invalidė ir man labai daug pinigų išeina vaistam. Ir maistas baisiai brangus, tiesiog vos suduriu galą su galu. Senolė gyvena viena, jos vyras mirė prieš 8 metus. Viena visiškai ir draugų tokių neturi, tai taip nuobodu kartais ir šalėlę nubraukia ir būna tiesiog liūdna viena, ir ką padaryti, kitaip negali būti. Knygos ir televizorius vieninteliai senolės draugai ir artimieji. Aha, didžiausia svajonė, kad sveikata laikytų, kad aš jau, jeigu mirtai staigiai, ėjai griuba, jie nebepasikėlė. Taip Janina paaiškina ir savo didžiausią svajonę ir baimę – neatsigulti ligų sukaustytai ant lovos. Be abejo, senoliai turi ir kitokių svajonių. Noriu Žalgirį pamatyti natūrai. Taip, jūs teisingai išgirdote. 94 senoliai iš Utenos rajono kalbėjo apie krepšinį, apie savo dievinamą komandą, už kurią nuolat serga prie televizoriaus. Tai kad labai daug metų žiūriu, vis per televizorių, tai natūrai norėčiau pamatyti bent kartų prieš smertį, prieš. Bet svajonės neturi amžiaus. Jos gyvena tol, kol jas kas nors išgirsta. O Aldono svajonė paprasta, bet didelė. Pamatyti Kauno Žalgirį ne per ekraną, o širdimi. Kai klausaisi tokių svajonių, viduje lyg įsižiebia švieselė. Močiutės Aldono žodžiai primena. Kalėdų stebuklas gimsta tada, kai leidžiame savo svajoti ir kai vieni kitais pasirūpiname. Tokios akimirkos padeda suprasti. Tikrosios dovanos netelpa po eglute, jos telpa tik žmogaus širdyje. 1415 – 10 eurų, 1495 – 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.